Sveiki, toliau tęsiam cirkus žemės ūkį. Šiandien rubrikai turim vikšrą. Vikšras lenda vielas. Reikia su bulgarke nupjauti šitą reikalą, bet reikia nusimti šitą ratuką ir pasižiūrėti, jisai liečias anoj pusėj kažkur, garsas skleidžia ir vaikšto porą centimetrų. Tai man labai pjauna vikšrą. Aišku, čia buvo supjautas vikšras, bet dabar dar biškai pasiremontuot, turi atlaikyti man šį sezoną būtinai šitas vikšriukas. Ratukas susitvarkėm, dabar ratukas visiškai nevaikšta, jokio garso nėra, miela malonu. Kūliam rapsmiežį, nes, bunkerinės matom miežių, kažkaip jie taip sukrenta, bet iš tikro yra miežių tikrai, bet ne problema, jie gražiai išsivalo. Dabar čia dar pakulsiu, nežinau, iš akies gal čia 10 hektarų ir tada varysiu į švarų lauką. Grūdų bunkeris pilnas. Ugniau, prilėk. Švarus laukas atrodo priėjęs, ten veislė ekspuris. Visos fūros nevalom, vieną bunkerį invaram šiukšlių, tada ant viršaus pravalom, pasižinom, kur aliejus geresnis, bandom padaryti mišrainę, kuri išeina ir būna, mes taip galvojam, kad geriausia, nes viską pervalyti tiesiog pajėgumų nelabai yra. Ir nežinau, ar verta gerai ir šiukšlių nuvežti elevatoriam. Tai va, taip ir dirbam. Priekį turiu durpyną, jisai nuglifusuotas, durpynė rapsas byra 0,5 tonos ir dar šiukšlių yra, turbūt ant pusės atsivalės, nes ir balandų, ir miežių viską yra. Tai va tokie va durpynai, va tokie plotai labai sutvarko derlingumą vidurkį visą. Bet dabar dar palieku, šiaip jis rūdas, bet kuliu dar biški žalokas ir spartumo labai nėra. Tai dar tegu pakepa jisai ant saulės ir lengviau nusikuls. Realiai naudos turbūt iš nukulimo nėra, tiesiog lengviau išdirbti, susmulkinti ir panašiai. Buvo gal šie durpynai atsisakyti, bet blemba galvojau, rapsas užaugs. Bet neužaugo ir rapsas. O kviečiai tai vienais metais buvo užaugę, drėgna buvo labai ir užaugo. Bet šiaip tai nieko labai gerai iš jų, bet blemba didelis laukas nesinori jau palikinėti, labai negražiai jie man atrodo. Aišku, paskandinu aš šiandien ir purkštuvus, ir fendus paskandinu tuose durpynuose, bet reikia ir tokių dalykų smagumo, nes čia jeigu dirbsim be balų, be durpynų, tai nebus veiksmo. Bet to tarpu turim ir tokią rapsą. Aišku, čia nedidelis laukas, kem hektarų, bet čia tikrai geras rapsas ir vidurkį, manau, kažkiek pakels, bet aišku, tie durpynai vėl numuš tą vidurkį, bet šitam rapsui dar dienelės reikia. Dar truputį yra žaliankų vadinamų. Tai pasižiūrėsiu, gal dar anam gale atrodė truputį sausesnis, bet iš viršaus jis atrodo gerai. Pradedė kulti ir žiūri, kad pačia žalia. O čia jau panašesnis rapsas, nėra miežių, kūlėsi geriau, yra lipyko gaidžio. Bet nieko nepadarys. Yra tai yra. Per krovėlę tvarkingai pilna 19 tonų rapsą. Kviečių tai turbūt 22, nebeatsimenu, kiek tilto. Retas atvejis, kada stabdau kombainą ir einu pafilmuoti, bet truputį dar rapsą žalės, tai yra laiko atvažiuos fūrą, dar į fūrą tiesiai kelis prikulsiu bunkerius, gal nežinau, ar vieną ar du, nes jau ir vakaras, bet lemba rapsienas čia šiaip žiauriai gražus, čiaža, bet va, yra dar tokio žalio, bet šitas jau turėtų žalės įsikult pagal mane šiaip, nes jeigu neįsikula, tai nuostoliai, reiktų čia pažiūrėti pabirų, bet ką čia pasižiūrėsi iš akies, nieko čia nematysi, reiktų tas plokštelės dėlioti, bet nėra laika, nėra noro ir šiaip nevert. Kai Hilux'e sėdėsiu, tada galėsiu pamėtyti, bet čia dar kelių metų klausimas. Šiandien toliau šluojam rapsą, 9:30 vakaro. Paskutinis turbūt tonas kulo, perkrovai dar truputį trūksta iki pilnos, galvoju dar Belarusinę gal prikult, bet tas rapsas blemba pagulės vietom, reikia žemiau pasileisti, jau kombainas biški gurgė. Aišku, norėtųsi dar pavaryti,
Bet nežinau, nu pirmą pripilsiu į perkrovą, nu gal dar ir prišluosiu. Vis dėlto nusprendžiau, kad užteks perkrovos. Realiai rapsų lieka apie 50. Kaip ir dienos darbas, bet yra to rapsą pagulusią, turbūt nepaimsiu aš jo viso rytoj. Nu bet gal tada poryt paimsiu. Nieko baisaus, šiandien svarbu nesugestume. Šiandien truputį klasiukas pavedė. Kažkas tai su kuro filtrais. Ten šiaip žinoma problema. Mes ten uždedam, nes ten trūkęs korpusas yra. Bet ten originalas kosmosą kainuoja. Tai padarom savo burtus, reikia tikėtis, kad tas pats. Ir važiuos toliau neužilgo. Kuliu tą vietą, kur rapsas parapsa. Aišku, čia glifusuota yra, nes buvo dar žydėję vietom. Bet kombainas rodo, būna iki 3 tonų pakyla. Kas sakyčiau, yra ganėtinai neblogai. Čia plius kraštas. Tai vienu žodžiu, rapsas parapsa irgi auga. Viskas, kas matas, paskutinis rapsiukas. Ražieną palieku, nu, metras mažiausiai turbūt, sakyčiau. Belia kokia dydžia rapsas. Tai miela malonu. Šiaip dar yra čia žalės, čia už miško tokio. Yra žalių kotų. Čia tam, kur virš 100 hektarų laukas. Nu, bet tai nieko, vis tiek nuvarau ir viskas. Rytoj bandom persidėti atpjovėjus ir šluoti į Kvietrugį. Kvietrugis tolimuosiuose laukuose yra. Vsio, rapselis paguldytas, šypsena veide, šiandien taip ramiai, neskubant, su parūkimais 5 hektariukai. Pradėjom anksti ryte ir tikrai šypsena veide. Kviečių, manau, šiemet 70 paimsiu per dieną. Rašykit į komentarus, kiek paguldysiu. Bet į pradalgės leisiu, gerą lauką pasirinksiu. Tai, man atrodo, 70 bus. O nebus, tai 60 nors turi būti. Senelė žvėris eina. Rapsiukas su kaupiuku, pakrauta, lempas dega. Tvarkingai. Mes toj transportinin. A gal dabar transportinė pirma eina. Užsikraus belarusiukas. Aš prie rūlio atsimetęs traliuką numečiau. Ir viskas. Šiandien rytas kiek įdomesnis. Prasidėjo 5 ryto. Paleidau kolegą su Fendu su skutiku. Ir ką, nuvažiavau pasižiūrėti dar Kvietrugį Lieną. Grįžau, rytinė defektacija kombainui, pasitepimas. Žiūriu, kad kleba tie patys guoliai pagrindinio variatoriaus būgno. Tai teko nusimti variatorių, juos pasiveržti. Nėra įdomi procedūra, bet jau viską mokam, viskas gan greitai. Dar kaip ir sudėjom, yra minimalus girgždėjimas, bet greičiausiai iš tos didžiosios įvarės. Tai nusprendėm, kad nieko baisaus bandom važiuoti, pasižiūrėsim, ką parodys diena. Kas yra, kad su rapsu jisai dirba apie 600 apsisukimų, o dabar Kvietrugius kūliant dirbs 900, tai tas tikrai duoda ir vibracija ir visa kita. Tai va, bet tikimės geriausio, važiuojam į tolimus laukus, jeigu sugesim, bus tikrai liūdna, jeigu nesugesim, bus dar viena gera diena. Dabar 10 valandų. 11 turėčiau būti laukia. Tai jeigu su remontu paėmus visai neblogai, planuota buvo išvažiuoti apie pusę 9, 9 jau pajudėti į tolimuosius laukus. Pirmas Kvietrugio ratas, drėgmės negaliu pasakyti, kombainas net kalibruotas, bet smaugiam, iškart 100% laikom. Jau pirmam rate, viskas džiugu, bunkery. Truputį yra skaldytų, dar pasireguliuos ant tiesumų, bet šiaip gerai, dulkės kyla, manau, drėgmė 15, turim 11, pusė 12. Nežinau, ar čia su keturačiu, ar čia su kuo. Skersai lauko važinėja, kebra. Na jo, bet tai užteks tų grūdų, viskas čia tvarkoj, bet tiesiog nervuoja mane. Nu, bet tai ką padarysi? Kam dabar lengva šiais laikais? Aplink stulpus kulimo technologija. Palei vieną juostą praeinu, palei kitą ir tada zigzagais. Pirmyn atgal, kad iš visų 4 kampų gražiai nusikultų. Plius aš labai staigių posūkių negaliu daryti, nes man tada kampuose pradeda lenkt. Tai va taip, ir man apsėta yra labai arti stulpų. Tai stengiuosi ir nupjauti arti ir gražiai atrodo. Tai va, tokia sistema. Šiaip gan greitai čia apsidaužau. Dabar 2 ratus apšausiu
Va, stulpus sustvarkau ir viskas, skleidžiu į pradalgę ir... Nu ir va, gaunas aplink stulpus tokia situacija, tvarkinga, gražu, dabar ten dar 4 stulpai, pirmyn atgal sustumdau ir vsio, čia durpinėlis, tai čia turbūt neleisiu į pradalgės, nes yra balandas, o to balandas žolė, tai drėgmę užkels jiem labai. Nu va, kvietrukio kokybė, vienas kitas žemynis miežis, vienas kitas kvietys, skaldukų nedaug, turėtų būti normaliai. Aišku, kuraną gal biški įkals nuoskaitas, matysim, žiūrėsim, pradalgės gražiai, viskas tvarkingai, šluojam. Ką, bernai, apibūdinam situaciją? Sunkiai situacija. Gaisrininkai pakeliui. Bet tai buvo biškelį bajerių, aišku, kaip ir laimingai viskas baigės. Ryte pasiveržiam guolius ir turbūt pasiveržiam guolius. Tai va, tai šlanga nutrūko, bet turi dar gaisrininkai atvažiuoti apžiūrėti situaciją, bet krausimės manatkės, varysim namo, žiūrėsim, kame čia remplės. Nu ką, hebra, guolių paviršimus padėjo šiandien, tikrai padėjo. Bet esmė, laukia padirbau 2 valandas, nuėjau pasitikrinti guolių. Viskas gerai. Važiuoju, pajaučiu smalkių kvapą, bam, stabdau, žiūriu, rūmai dūksta iš dešinio šono, žinau problemą, viskas, greit per raciją kolegai, važiuok čia su vandeniu, bėgu pasim čia šiekampę raktelę, klaso kombaino, to raktelę pagrindinę. Nerandu raktelę, dūmai matau eina. Nisuk, blemba, radau tą raktelį, kolega greit privažiavęs, kuviniuojam šlangą, greit pučiam, atidarau, liepsnytė eina, kol šlangą išviniuoja, aš gesintuvą surūrinu, blemba šlangą išviniuoja, davai leidžiam, traktorius durnai užstatyta šlangą, nutraukiam šlangą, vienu žodžiu nutraukiam šlangą. Klaida buvo, aišku, stresas viską, bet tokių situacijų negalim atlysti. Dabar, ta prasme, treniruotės, kiekvieną rytą išviniuojam, suviniuojam gaisrinę. Nes jūs neįsivaizduojat, koks prasidaro stresas, kai tu turi vandens, žinai, kad viskas ir girdi kombainas dega. Tai vienu žodžiu supučiu gesintuvą, dūmelis eina, ten viskas įkaitė žiauriai. Bet sakau, gaisriniai skambina kolega kitas, greitai atkabinėjau kėderį, kad sakau dar išsaugot nors Magdoną. Nu ir ką, vandenį pilam, dar buvo rankų kanistras, tą kanistrą bandom verst, greit nešiuojam vandenį, paskui užlaužiam šlangą, užkyšom. Kažkiek supylėm to vandens ir jau atrodo kaip ir viskas gerai, bet prieinu prie kombaino, girdžiu kombaino viduj kažkas dega jau. Tai išleidau grūdus, atsidariau tuos dangčius, kur yra šitam bunkery. Kaip ir atrodo nieko, tai esmė, kad per elevatorių birėjo grūdai, nes kai sustabdžiau visą elevatorių, byra grūdai ir atrodo, kad kažkas viduj dega. Tai va, tai ganėtinai laimingai baigėsi, atvažiavo gaisrininkai, dar užpylė vandens, atvėsinom pilnai. Nu ir ką, ir dabar važiuojam namo, bandysim plauti su herheriu viską, nes ir gesintuvai ir panašiai, žiūrėsim žalą. Tėvukas išlėkė į Kauną, į Baltikagro, pirksim naują variatorių, naują ašį, nes nesuprantam, kame bėda, kame replės, ar ten per kaitę jau buvo nuo pačio pirmo karto galiavietės, ar ta ašis kažkas yra, nes guolių tikrai neperveršiam, jau šitą suprantam, kad guolių negalim perveršti. Bet šiandien atsirado klebėjimas ir tikrai didelis klebėjimas ir kombaine iškart vibracija atsiranda. Tai pajaučiu aš tą vibraciją, sakau, pasiveržė minimaliai guolius, atleidom, biškį pasukėm, ta prasme, sukasi guolį, 2 valandas pakūliau, viskas gerai. Ir bam iš niekur nieko, tai ar ten ta jau plasmasės, bet tos įvorės sudėtos buvo, visą rapsą atkūliau. Nesuprantu, bet reikia tikėtis naujom dalim, sudėsim ir važiuosim į priekį, kaip sakoma, ne katastrofa, sveiki, gyvi, kombainas sveikas, tai viskas čia tvarkoja, kad tik tokias problemos būtų. Ką turim šiandien? Turim ne visus sveikus pirštus, bet nelūžė, tas gerai, gyvent galim. Turim bagažinį detalių iš 10 gabalų. Vakar parvežė variatorių, bet ne viskas
buvo, ko reikia. Norisi dabar viską naujai surinkti, ir guoliavietę, ir guolį, ir ašį. Ir tai atsieina 10 000, bet tai svarbu, kad važiuotų. Ta prasme, vienas dalykas. Tai tiesiog grįšiu, matysiu, kokią situaciją bandysim rinkti. Vakar pirštus prisispaudžiau irgi šardant tą variatorių. Atrodo, visiškai nebuvo jokio skubėjimo, tvarkingai, bet, gavas kaip gavas. Tai apsunkint biškį tą reikalą, bet tai nieko, kažkaip tai. O toliau tai bandysim tiesiog surinkti ir bandysim žiūrėti kokią situaciją. Lietus nelyja, tai gal dar ir, kaip sakau, išlysim į aikštelę. Toliau siaubiam Baltic Agro Machinery filialas, dabar jau Panevėžy. Dar vieną šyvelį, tokį tempiką būgną pakeistim, nes jisai turi mušimą, kas skleidžia tikrai didelę vibraciją. Ir gali būti labai tikėtina, kad susiję ir su šita bėda. Šiaip ir susiję. Tai va, tai respektas Baltic Agrui Machinery, nes belė kiek detalių turėjo, kokių reikėjo, ir tikrai detalės tokios neeilinės. Chebra komunikuoja, kalba, tai tas irgi labai yra džiugu. Ne kaip kažkurių įmonių, nes kėderį buvo irgi galiukas subirėjęs, tai prieš 4 paskambinau Chebrai, nesugebėjo sužiūrėti, ar turi tokį guolį. Tai truputį pasako kai ką, bet aš juos irgi puikiai suprantu, nes Chebra dirba valdiškam darbe, aš irgi ten dirbčiau, tai į laiką pasižiūrėčiau, 5 valandas ir viskas, varau namo. O čia yra žemės ūkis, tai darbo valandų nelabai yra. Bandom grįžti į rinką, buteliai, kanistras reikia dar susirinkti. Negali, žinau, dar turi būti ir įrankiai čia pamėtyta, bet tai vakar pasivaikščiau kažkiek, tai dar kažką radau. Ir dabar klausimas, ar užsiseksiu, nes belė kaip numečiau aš čia viską. Šį kartą nesugedam, šį kartą sustabdo lietus, 7 dar tik valandos. Visai neblogai, sakyčiau, nėra ko labai skūstis. Apie 20 hektarų įkirtom. Čia tai kvieturių derlius nieko gero. 4,5-5 tonos byra. Tai va, bet vis tiek kombainą varomės namo, nes rodo lietų visą naktį. Ir reikia ardytis. Reikia ardyti generatorių, reikia ardytis skleistuvo guolį. Ir toliau ieškoti problemų jame, kad kuo mažiau jisai pavedinėtų. Tai va toks va tas žemės ūkis. Kartais demotyvuoja tokie dalykai truputėlį. Bet aišku, nepasduodam, važiuojame toliau. Žemės ūkis, čia negalėčiau pavadinti kaip verslo. Kaip ir verslas jisai yra, bet mes iki šiam 7% priklausomi nuo dangaus. Ne taip, kad kokiam fabrikė ten padarai kažkiek prekių, padarai 2 pamainas, padarai daugiau prekių. Tai čia biški veikia dalykai kitaip. Tai tas nėra faina, bet tuo pačiu ir įdomu tas pats yra. Ir dar vienas dalykas yra, kad kai kuri Chebra žemės ūkį kelia su pinigais ir su kažkokiu jo rezervu, o mes keliam be pinigų, mes nupirkom kolūkį papildomą be pinigų ir bandom padaryti pelną ir užaugintą kapitalą. Tai nėra lengva tokie dalykai ir dar susideda kiti dalykai, kaip kombaino degimai, lūžimai, bet vis tiek judam į priekį, nepasiduodam ir viskas bus gerai. Tai va, chebrytė, tokia diela. Dėkui, kad žiūrėjot video. Būtinai parašykit komentarą, užsubscribinkit kanalą, nes, kontentas neeilinis, sakyčiau. Uždėkit laiką ir, galiu palinkėti gero oro, aukštų gamybinių, ir kad laikytų techniką. Čiau, iki, laukit kontentą, nes kulminacija gal dar tik ateityje.